Kur tu bėgi, suka tu? Gonorėjau. Va, katinas gonorėjus. Jisai moka kalbėti. Kuo tu labiausiai mėgsti, kai vaikučiai ką elgiasi, ką? Sakyk, kur tu... Nu ką, vaikučiai, pamatėm, kad gyvulėliai irgi turi visus savo daiktus, kurie būdingi žmonėms. Tai yra dvasia, mokėjimas kalbėti, rankos, kojos, kitos kūno dalys, kur dėl laiko ir vietos tokos neužsiminsiu. Rašykite mum į laiškus, kokį kitą gyvulėlį norėtumėt pamatyti artimiausių laidoj. Tuo tarpu atsisveikinu, viso gero. Ponai deputatai, būsimieji prašyčiausi laikytis reglamento, šnekėti tiesiai mikrofoną ir daugiau iš esmės. Jau, kaip sakant, nepamokęs negaliu įsileisti. Nu kągi, mikrofonas toliau perduodamas krikščioniškos tautos socialistų naujai partijai, kuriai vadovauja pats pirmininkas tos partijos, tai yra Česlovas. Prašom, kolega. Brangus Lietuvos žmonės, kaip tėvynė visada stovi kryžkeliai ir reikia nuspręsti, kur eiti. Bet pirmiausia, noriu jau viešai pareikšti, kad esu smarkiai užgautas ir labai smarkiai mane kaip politiką įskaudino Filadelfijos, nes ponui ne mane mokinti ir ne mane mokyti, kaip gyventi, nes aš pats atsigaudau ir pats žinau, kaip Lietuvą paversti geresniu kraštu. Norėdamas sunioko šito geresnio gyvenimo sąjūdžio idėjas, turiu pirmiausia pareikšti, kad tik aš žinau, kaip kovoti su vagiais, nusikaltėliais, kaip grąžinti pinigus ir padaryti Lietuvą geresnę. Mano principas yra paprastas. Grąžinsim senolių teisę. Nebūtų jokinga, aišku, įdomius žodžius girdėt. Norėčiau jūs pertraukti ir paklausti, o tai jeigu jums reikėtų dabar padaryti. Va, kaip jūs padarytų? Kaip jūs padarytų? Aš žinau, kaip jūs padarytų šitas Česlovas. Paklauskit, brangus rinkėjai, geriau dabar jo, kur jis buvo tada, kai sovietų kariuomenė išradinėjo iš Lietuvos ir ką jis darė šiaurės miestelį, iš kur pas jį žiguliukas atsirado. Paklauskit jo, paklauskit, aš rimtai sakau. Gerai, paklauskit tavęs. Žaltys viską turtus išvagė. Ponas Filadelfijus ir ponas Bronius, prašau laikytis bent šiokios elementariausios politinės kultūros, kad aš galiu pasakyti, iš kur pas mane žiguliukas, iš kur pats ponas Bronius su kažkada su pinigais pasistatėt Šveicarijos banke ant visų šitų, kai dar Landsbergis buvo valdžia. Bet kur pats susikrovęs pinigų, ane? Paaiškinsiu, kai bus mano laikas vėl kalbėti, aš tada viską paaiškinsiu, aišku. Ponas, klausykit, mano programa, gerbiami rinkėjai, yra už gražią, krikščionišką, tvarkingą Lietuvą. Kad viskas būtų tvarkinga, vokiška tvarka. O vagims sušaudysiu visus, jeigu galėsiu. Koncentracijos stovyklos bus pastatytos tokiems kaip Bronius ir visiems kitiems Lietuvos priešams. Aš tą pastatysiu. Kaip senais gerais laikais atgaivinsiu senas smetoniškas tradicijas ir Dimitravos akmenų skaldykloj susiras darbo tokie Broniai. Va, ačiū. Radio Show. Ой, приголовали žmonės. Ой, negaliu. A ko žiūri, senis? Ko tu žiūri, a? Pyksi turbūt, ne? Ой, negaliu.
Vienas gyventojas pietų Anglijoje užsiaugino tokius didelius ūsus į barzdą, kad kiti gyventojai vadina karabasu barabasu. Nu, seniai, kaip tu, pyksi ant manį? Eik tu šiek tiek. Nu, seniai, ar gražu šitaip kalbėti? Pyksi ant manęs, ja? Pagėžas pastavė, tulžies видимо, невидимо, а piktas žydukas pasitaikė, ja? О, сяди, те страдал. Patikrinkite, ar jūs ne pidarastas. Toj mistavį ir pažiūrėsim, ar tu pidarastas ar ne. Žiūrėk, вот tokį klausimą. Ką tu žiūri, ko čia kasiš glazami į mane? Pidarastas? To aš čia aiškinsim. Вот tokį klausimą, senukai. Когда паматай ногу жмогу, вир, поголовой, а, нека не поголовой, б, поголовой, kad norėtum prie jo prisiliesti, į c, pagalvoji, kad norėtum su jo permigoti, a, už a 3 taškai, už b 2 taškai, už c 1 tašką. Kiek taškų surinkai, a? Vieną. Nu, seniai, aš visada sakiau, kad tu pidaras. Ai.